Sveiki, draugai, mano prisijungia į naują mano video vlogą. Ir mankštelė. 1, 2, 1, 2. Jau stogą rauna? Jau stogą rauna man? Tikrai taip. Mes turime šiandieną trečiadienį, patikrinam. Aš jau ilgokai nebuvau įsijungus kameros, dėl to, kad norėjau, žinokit, truputį pailsėti, atsikvėpti. Atrodė, kad nežinojau iš viso, ką jums filmuoti, bet man atrodo, labiausiai ir patinka ta tiesiog buitis ir natūralumas visas. Mikrofoną. Pirmą kartą. Aš visą laiką sakau, kad man reikia jį pradėti naudotis, bet niekada tiesiog nepasinaudoju. Tai dabar pasižiūrėkit, aš atitolsiu nuo jūsų iki virtuvės galo. Gal net ir va čia va kažką tai darysiu, o girdėsit mane, lyg būčiau šalia. Nežinokit, čia kuku maku. Greitas update'as. Esmė yra tame, kad mes, kaip buvau jau sakius, turėjome grįžti į Lietuvą. Negrįžom, aš dabar vis svarstau, kada man grįžti į tą Lietuvą. Biletai į vieną pusę 500 €. Man su Heile. Dviese. 500 €. Nu, kosmosas, tiesiog aš nesuprantu, aš toje Armenijoje jaučiuosi pastrigus, kodėl negalėtų būti biletai grįžti į Lietuvą 5 € į vieną pusę. Nu gerai, tiek to, 100 €, bet 500 €. Nu čia jau tiesiog viršūnė, bankrotas visiškai. Tada svarsčiau spalio pradžioj, matas, jeigu varys į rinktinę, tai kartu grįžti spalio pradžioj. Bet tada tokia nesąmonė, nes lapkričio pradžioj aš norėčiau grįžti, tai aš negaliu 2 kartus, suprantat, nu čia tiesiog belen kokios išlaidos. Nu, jeigu jūs dar gaudotės, ką aš iš vis čia pasakoju, užkabinam jų medalį, nes aš pati nebesuprantu, ką aš sakau. Ką aš noriu pasakyti, tai kad aš labai noriu grįžti į Lietuvą, bet mano norai yra šiek tiek didesni nei galimybės leidžia. Dar gali būti kraustysimės iš šito buto, dėl to, kad savininkas jau dabar šiaip pardavinėja šitą butą, bet nu, toks nestabilumas gaunasi, jis taip pasako, mėnesį, jeigu parduos, tai mėnesį duos išsikraustyti, bet gruodį, sausį tai tikrai būsim Lietuvoje ir tokia lempa gaunasi, nu, tai nežinau, čia matas kažką, tai ar sukalbės su tuo savininku ar ne, bet daug visokių va tokių va dalykėlių vyksta pašoniai ir tada smegenys tokios jaučiasi apkrautos, nes galvoji, kaip čia viską reikės padaryti, nes daiktų skraidintis į Lietuvą tikrai neapsimokės, tai reikės, jeigu išsikraustysim, paimti, žinot, kaip būna ten sandėliukai išsinuomoti. Tai išnuomuosim, gal tada paliksim daiktus čia, bet čia jeigu išsikraustysim, gal dar ir kitais metais čia gyvensim. Kas čia žino? Va tas ir yra, ta visa nežinomybė. Nestabilumas nėra lengva. Aš sakau, matai, įsivaizduok tą jausmą ateityje, kai turėsim savo namus, kai žinosim, kad ne metus laiko turim sutartį ar dar kažką tai, bet tiesiog žinosim, kad čia gyvensim savo ramiai, visi daiktai turės savo vietą, nereikės galvoti, kur už 2 metų būsim, kaip bus gera ir kaip vertinsim tą momentą. Tai bus labai labai smagu. Dienos, jūs žinot pas mane, eina taip pat per tą patį, mažytei dygsta ir viršų jau dantis. Tai realiai dabar jau 3 dantukus turi. Ir taip gręžia jinai, ta prasme, viršutinis su apatiniu, judina tą žandikaulį, jaučiasi, kad jai yra didelis diskomfortas ir, žinot, neverkia, bet labai daug būna, zyzia, inkščia. Ir pabaigos, kiek žinau, viso sako nėra, nes tai vienas išdygsta, tai jau atrodo savaitę geriau ir žiūrėk, jau dar 2 kalasi. Tai žinau, kad pabaigos greitai nebus, bet šiaip jinai tikrai labai kantriai reaguoja, ištveria. Aišku, naktim dabar būna prabudinėja ir šiąnakt buvo, ir dabar aš nežinau, kokią 3 naktį iš eilės. 1:30, 2 valandą ryto jinai tiesiog prabunda, atsikelia.
ir visiškai prasibudina. Aš ten tiesiog atrodo, ją vis paguldau, jinai stojasi, keliasi, nori tiesiog veikti, daryti, tai kokią valandą pabudrauja ir tada kokį pusvalandį migdau. Atrodo truputį kaip laikrodukas tuo pačiu laiku prabunda, tai nežinau, ar čia dantukai, ar čia kažkoks toks etapas, bet jo, neišmiega dabar visos nakties. Labai tikiuosi, kad kažkada ateis tas momentas, kai jinai pradės miegoti visą naktį, nes buvo dabar tokia labai stipri fazė, kur atrodo tiesiog visada turėjo būti prie krūtinės. Tik ištraukiu papą ir iš karto ieško jo ir inkščia verkia. Dabar prabudinėja naktim, nu žodžiu. Einam pro skirtingus etapus. Jaučiu, kad vis sunkien ir sunkien, tikrai nelengvien, maži vaikai, mažos problemos, dideli vaikai, didelės problemos. Tai jo, keičiasi viskas labai greitai, pradėjo stotis, ta prasme vieną kartą paėmė, atsistojo prie sofos, tai dabar visur, kur tik gali, stojasi ir krenta ir man tiesiog, žinokit, atrodo, kad visur reikia dabar jau prižiūrėti, o dar kai pradės vaikščioti, dar kai pradės bėgioti, nu tai aš jau žinau, kad dar ateitis laukia žiauresnė, bet jaučiasi, žinokit, kad taip greitai eina va tie visi etapai, ropoja greitai, jau kad ten ant nugaros pagulėti, tai iš viso neįmanoma. Aš noriu nusidažyti blondiniškai plaukus. Va tai va, tiesiog iš niekur. Aš noriu nusidažyti blondiniškai plaukus, man reikia nuvalyti nagus, susitvarkyti. Kojų nagai iš viso tiesiog, žinot, kai atauga, belen kaip lakas ir atrodo tiesiog kaip oranžinis prancūzas. Tai va atrodo dabar mano kojų nagai. Kas dar, žinokite, dabar šią savaitę sekmadienį va matau jau bus varžybos, tai labai laukiu, nes noriu tiesiog ir varyti į varžybas. Realiai tai yra viena iš pagrindinių mano veiklų čia. Aišku, vloginimas, bet išvaryti į varžybas labai visą laiką yra smagu, geros emocijos. Buvau parduotuvėj, Matas ką tik parašė, nu, maisto užsakymą tikiuosi mėnesį laiko padarai, nes šiek tiek buvo daugokai visko paimta, bet žinot, kai reikia jau tų brangesnių dalykų. Alyvuogių aliejaus, paėmiau braškių, mėsytės. Nėra ko norėti, bet šiaip, žinokit, nu aš nežinau, čia tikrai nėra pigu. Ir mane va šitas dalykas, žinokit, kartais taip erzina. Lietuvoje, aišku, nėra labai tos kainos pigios, bet nueini į Maksimą ir gali ant nuolaidų žiauriai gerai ten vis tiek nuvaromės tą aliejų pirkti ir žiūrim, kuris yra ant akcijos, ne? Ir griebiam tą. Čia atrodo nėra niekada akcijų parduotuvėse. Ir gaunasi taip, kad tiesiog ieškai pigiausią. O tas pigiausias kainuoja alyvuogių aliejus 12 eurų. Tai ką man dabar daryti? Žodžiu, paėmiau maistuko, tai noriu uždėti sriubytę virti. Nes, žinokit, Heiliai taip patinka sriuba. Aš padarau, žinokit, tiesiog įdedu mėsytę virti, iš tikrųjų reikėtų dabar tai ir padaryti, įdedu mėsytę virti ir verdu ją kokias 2 valandas ir visada toks skanus gaunasi sultinukas, įdedu tada bulvytės, morkytės, visiškai tokia paprasta ir jai labai skanu. Įdedu biškį sultinio irgi, vištienos, bet aišku, nėra gerai, negalima duoti vaikui druskos, bet truputuką aš nemanau, kad yra kažkas. Aš, aišku, mums su Matu, kai įdedu atskirai į bliūdelius, truputį įdedu prie skoniukų, bet tai fainai, kai mažytė, žinokit, valgo tą sriubą ir jai tai patinka, tai noriu vėl šiandien padaryti. Ir dar nupirkau saliero, tai noriu įdėti ir šį kartą saliero į sriubą, nes galvoju priduos daugiau to skonio. Jums mano gaminimai yra labai įdomus tikrai. Parodau jums tiesiog sriubytę dabar. Kaip aš verdu, tai įdėtas yra vienas kiaulienos šonkaulio toksai didelis gabaliukas, vienas svogūnas perpjautas per pusę, saliero 2 ilgi kotai perpjauti per pusę ir lauro lapų 2 ir keletą pipiriukų. Galės viskas čia virti 2 valandas kokias tikrai. Pasiruošiu bulvę ir morką. Tai bulvę ir morką visą laiką realiai įdedu pusvalandį iki pabaigos. Tai manau tiesiog
už valandikės įdėsiu, kad tikrai gerai išvirtų, kad galėtų Heilė lengvai valgyti bulvytę ir morkytę irgi. Jau yra sekanti diena. Vakar sriubytė gavosi labai skaniai. Tai aš jums kaip nufilmavau, įdėjau po to bulvytę, morkytę supjaustytą tokiais kvadračiukais. Įdėjau po to 15 minučių iki pabaigos makaroniukus, tokias mini žvaigždutės, žinot, tokias miniatiūrinės. Ir po to nuėmiau nuo kaulo mėsytę, supjausčiau smulkiais gabaliukais ir taip skaniai pavalgėm. Ir Matui labai skanu buvo, ir Heilytei labai skanu buvo, iš tikrųjų belenkiek valgėnai tos sriubos vakar. Ir man buvo 10 iš 10. Šiandieną mes iš tikrųjų turime tokių reikalų. Mažytė dabar miega. Už 2,5 valandos varau nagučius susitvarkyti rankas ir kojas. Tai užtruks iš tikrųjų čia belenkiek laiko, kokias 3 valandas. Vakare turiu tokį susitikimą online, tai reikės gal jam pasiruošti šiek tiek. Ir prieš tą susitikimą mes varysim į date night. Su Matu varysim pavalgyti steikų, tai reikia susiruošti ir pasipuošti. Nes sakiau Matui, aš negaliu šitaip kiekvieną dieną atrodyti ir kiekvieną dieną gyventi. Aš tiesiog... mes turim bent vieną kartą į savaitę varyti į pasimatymą, kur aš tiesiog kaip žmogus pasijausiu, nes aš daugiau neturiu čia kur puoštis ir ruoštis. Varysiu išsiplauti galvytę, pasidažyti. Gal, jeigu viskas pavyks, jūs galėsit kartu keliauti su manim. Žodžiu, kol man daro nagučius, aš tikiuosi jūs mane girdite. Bet aš žinokit, norėjau jums pasakyti, kad mano savijauta yra tokia, kad aš antiek jaučiuosi pavargus jau dabar, kad aš nežinau, ar aš turiu tiesiog net jėgų varyti į restoraną šį vakarą. Renkuosi spalvą dabar nagučių. Aš, ta prasme, net nespėjau įsidžiovinti plaukų. Aš tiesiog išėjau pas manikiristą šlapia galva, dabar susisekiau plaukus, o norėjau susigarbanoti, pasidažyti, išvaryti, jau čia taip pilnai susiruošus. Gyvenimas tiesiog juokiasi iš manęs, man atrodo. Tokios rūžavos kažkokios, tai... I don't know which one is more natural. Like natural pink, yeah. But I don't know. Yeah, let's do this one. Yeah. Thank you. Sutrumpinam dabar truputuką. Bet nežinau, galvoju gal paprašyti, kad dar trumpiau padarytų. Jinai tiesiog jaučiu galvoje, kad aš nenormali esu. Aš tiesiog užsidėjau mikrofoną, pasistačiau kamerą ir tiesiog kalbu su jumis. Bet tiesiai jums pasakius, man nėra labai čia kažkodėl tai, kai esu nejauku, nes tiesiog žinau, kad niekas manęs nesupranta ir dabar čia, kai sėdžiu ir kalbu su jumis, aš galiu bet ką sakyti. Vienas pliusas, kad galima vloginti visą. Eisiu dar pedikiūrą susitvarkyti, nes kai buvom prie baseino, Matas pasižiūrėjo į mano kojų nagus ir sako, kas čia? Sakau, dabar madoj, tai kai pastebėjo, kad jau mano kojų nagai atrodo tragiškai, buvo iš karto užsiregistruota ir bus sutvarkyta. Noriu dabar jums papasakosiu, ką daro. Uždėjo dabar rankšluostuką, tokį karštą realiai ir dabar taip nuvalo mano nagus, nes jau sutvarkė formą odelės ir labai gera, nes taip iški masažuoja rankytas. Eina savo, žinokit, pas mumis lyja. Gali būti mūsų pasimatymas tiesiog nuplauks ir vėl, nes turbūt aš prikalbėjau savo mintimis. Aš nežinau, aš tiesiog tokia jaučiuos pavargus nuo nieko neveikimo. Aišku, visada sako, kad jeigu maitini vaiką krūtim, tai tu jau labai daug ką darai, nes realiai čia yra kaip full-time job. Tai mano pasteisinimas yra, kad mano kūnas gamina pieną ir mane tiesiog kartais išvargina. Jau dabar namučio, nagučius va kaip padarė. Ėmiau tokią tiesiog paprastą spalvytę,
šviesiai rožinę. Kojų nagučius irgi taip pat padarė, bet jau taip tingėjau sėdėti, kad sakau, nedarykit man spa. Tik tais užlakuokit ir viskas. Tai sumokėjau 13 000. Tai realiai apie 32-33 eurus už rankas ir kojas. Tai sakyčiau labai normali kaina, nes kai mano draugė pasakė, kad jinai sumokėjo Lietuvoj už, ta prasme, gelinį lakavimą 60 eurų, tik už rankas. Mes visos tiesiog buvom apakusios. Jinai pati irgi buvo šokiruota. Parnešiau tau 6 štukas. Ir didysis klausimas yra, ar mes varom steikų valgyti šiandien? Kaip tu galvoji? Nes mano vlogas, ta prasme, tikėjausi, kad aš čia pasipuošiu šiandieną, susiruošiu į date nightą. Bet pažiūrėk į mane, prašau. Nu tai jeigu nori varyti iki varo, bet apie dabar kiek valandų? Dar tik 5, tu ką tu gali? Ne, tai ne dabar, bet tu žinai man susiruošti iš va tokios būsenos, kokio esu dabar. O kas to? O kas čia, mamai? Tėtis tave aprengia. Tėtis sugalvoja tave aprengti? Ne, ne, ne. Kodėl čia nusprendė ją aprengti? Tai mes lauką jau. Vakar, kaip jūs jau ir matėt, aš buvau ne toj stadijoje eit ruoštis, puoštis ir dar po to vis tiek date night reikia ir pasikalbėti. Energijos tam atiduot vakar buvo ne ta diena. Šiandieną aš jau susigarbanojau plaukus. Reikės tik tais dar čia prasišukuotas garbanas, viską susitvarkyti. Bet dabar aš jas noriu tiesiog susukus palaikyti, nes šiaip mano plaukai nelabai laiko garbanas ir mes turėsim pabandyti jas išlaikyti iki vakaro. Tai nežinau, jeigu varysiu į vakarienę su tiesiais plaukais, welcome to my world, bet aš jau buvau, nežinau, net iš tikrųjų ar į blogą sakius, bet Instagramą tikrai ne vieną kartą, kad man pakaušį yra belenkokios garbanos. Ta prasme, visoj šitoj zonoj gale tiesiog plaukai va šitaip pagarbanojasi. Gyvenime taip nėra buvę. Čia grinai nėštumas, hormonai. Viskas tiesiog susidėjo ir įdomu, ar tiesiog plis tos garbanos ir aš po to būsiu garbanuotais plaukais, ar kaip. Matas buvo treniruotėj, dabar dar kirpykloj, grįž kažkur už 1,5 valandos. Mes ką, su mažyte. Nieko šiandieną nenuveikėm, nieko nepadarėm. Tiesiog buitišką gyvenimą gyvenam, bet jau tai, kad aš susigarbanuoju plaukus, aš manau, yra big deal. Reikės dar pasidažyti, bet aš galvoju pasidažyti gal po sporto, nes bet kokiu atveju vis tiek suprakaituosiu. Reikės grįžti namo į dušiuką, tai jūs įsivaizduokit, aš tokia išmintinga, kad suvokiu, kad geriau pasidažyti po sporto. Labai, va tiek, tikimės, kad grįžus po sporto aš turėsiu normaliai jėgų ir norėsiu varyti į tą vakarienę, bet aš nežinau, žinokit, pastaruoju metu, kas man yra. Aš nežinau, aš žinokit, pradedu galvoti, kad gali būti naktys sunkesnės, nes palyginus aš seniau atsikeldinėdavau ją pamaitinti, bet aš išsimiegodavau labai gerai. Dabar jinai būna prabunda labai įvairiai. Šiąnakt 5 ryto prabudo ir 2 valandas tiesiog duodasi ant vieno šono ant kito, spardosi, malasi, stojasi, ropoja po lovą. Žodžiu, tiesiog man neįmanoma miegoti, nes aš turiu ją prižiūrėti, kai jinai yra atsikėlus. Ir gal pradeda jaustis tas miego trūkumas, neišsimiegojimas. Ir dabar, kai jau tai tęsiasi
realiai kokią savaitę laiko jaučiu, kaip vis silpnėja energijos, mažėja. Ir jo, jaučiu, jeigu dar toliau tęsis, tai aš dar labiau jūsų akyse nyksiu tiesiog ir energijos nebus. Mamo miego trūkumas, jis kerta per visur, žinokit, ta prasme, kai aš jaučiuosi, kad po tokių naktų tiesiog be jėgų, aš nieko nebenoriu daryti, aš nei namuose noriu kažką tai kuistis, tvarkytis, darytis, nei aš noriu kažkokių tai pokalbių, kažkur tai varyti. Aš atrodo tiesiog jaučiu, kaip mano siela nyksta. Išeidinėja iš mano kūno ir tampu tokia šiek tiek leisgyvė. Tai mamos tikrai, manau, supras mane, kurios irgi eina pro tos etapus. Aš tikrai tikiu, kad tai yra dantukų augimas, kad nerami, tais dantukais gręžia. Ne. Ir odos trūksta. Tik lašelio meilės norėtųsi pabūti ilgiau. Deja vis maža, kasdien mes augam didesni. Pati jungia muziką ir bijo. Ir jinai šitos dainos žiauriai bijo visą laiką. Nežinau kodėl, nes atrodo tokia graži daina ir miela. O mano vaikui tiesiog panika išgirdus ją. Aš nežinau, žinokit, man prie Mato vloginti, aš nesijaučiu, žinokit, taip kaip aš jaučiuosi, kai esu viena. Aš nežinau, kodėl man taip yra. Man ir prie kitų žmonių tas pats, aš atrodo, kai viena vloginu, aš tada galiu apie bet ką kalbėti, pasakot, man nėra jokio, kaip sakant, nėra jokių ribų. Tada aš jaučiuosi tiesiog 100% myself. Galiu jums atiduoti 100% savo asmenybės. Bet kai įsijungiu kamerą ir tokia visą laiką sakau, viskas dabar, taigi aš su Matu 10 metų, jis žino mane. Tiesiog įsijungiu kamerą ir viskas. Ir tada, kai būnu kartu su juo įsijungiu kamerą ir man būna toks užtemimas, atrodo, užsikerta kalbėjimas ir tada tiesiog tokia vanduo, einam į parką ir viskas. Labai negerai. Reikia iš tikrųjų kažkaip tai atsipalaiduoti labiau, kai jisai yra aplinkui. Nereikia būtinai jį rodyti ir jį įtraukti, bet aš galiu visą laiką jums save rodyti. Tikiuosi, šiandieną gal pavyks pasiimti jumis į savo date nightą ir pažiūrėsim, ar gausis. Mes esame jau susiruošę. Šiandieną iš tikrųjų, kai aš vlogui pasakojau, kad visų pirma, aš noriu pagirti, kaip gražiai atrodo nuotrauka šiandieną. Mes abu iš tikrųjų taip. Tokie couple goals, galima netgi sakyti, labai retai kada mes atrodome taip, bet šiandieną date night turėjo būti vakar, įvyksta šiandieną, toks jau tas gyvenimas, bet šiandieną aš pasakojau vlogui, kad man truputį gėda būna vloginti prie tavęs, bet aš pažadėjau jam, kad šiandien aš būsiu tiesiog savimi, nes tu 10 metų mane pažįsti ir tu žinai tiesiog, kad vloguose yra tikroji aš. Tai mes įkvėpsim, iškvėpsim, atsipalaiduosim ir įamžinsim mūsų šiandienos date night. Mes varom pavalgyti į tokią vietą, kur realiai varom kiekvieną kartą, jeigu norim skanių steikų. Kiek mes ten dažniausiai su vaiku išleidžiam kokią 70 €. Ane? Mes išleidžiam. Tai mes jau vaiką turim, jau mes nebegalime sakyti tavo, mano, jau mūsų. Ir žodžiu, ten tokio dydžio steiką atneša ir jis kainuoja tik 25 € kokius. Šviežias, sultingas. Kraujukas, jeigu nori, medium rare išbėga. Tai lekiam ten. Aš sakiau Matui, šiandien aš užsisakysiu daug visko. Iš starterių, iš side dishes. Dėl to, kad aš jaučiu, kad aš esu tikrai verta to, nusipelnius. Išleisti daugiau tavo pinigų. Nei tik. Mūsų.
Mažiukė užmigus buvo namuose. Užmigdėm viską, ten mes jau išjungėm šviesas, jau atrakinom duris iš anksto, nes garsas tas. Jau viską padarėm taip, kad išėjo į lauką, jinai neatsikeltų ir miegotų. Tai spėkit, ką Matas padarė. Lifte sugalvojo tiesiog trenkt vežimą į tą sieną. Ir ties tuo momentu vaikas atsikėlė, prabudo, verkė. Tada taip Matas judina tą vežimą, sako, užsimigdys. Ir nebeverkė. Ir išeinam į lauką. Ir aš sakau, tu manai miega ar atsikėlus jinai? Aišku, miega, neverkė, sako. Sakau, nu nežinau, gali būti arba miega, arba akis stačios. Ir išdrįso pasakyti, kokia aš mama, kad aš galvoju, kad jinai net yra atsikėlus. Ir kai patikrinam, kas buvo, pasakyk, kas buvo. Dabar pažiūrėk. Nu, akis stačios, aš tau sakau, tu vis galvoji, kad jinai miega, jinai jau... Tai patikrinom ir buvo akis stačios ir nieko gero aš jums galiu pasakyti, kai taip atsitinka, nes dabar gali būti, kad jinai visą laiką nemiegos. Gerai, kad mūsų vaikas toksai ramus, geras ir dalyvaus tiesiog mūsų date night. Parodom, kaip Jeravanas penktadienio vakarą juda. Šiandien penktadienį? Aš žinau, Zuiki, man lygiai tas pats žino. Kiekvieną kartą, kai man reikia irgi pasakyti, kokia diena, savaitės diena, aš net nežinau. Bet matome, kad mašinų daug, žmonių daug. Aš nežinau, kodėl tu sakei, kad tau reikia megztinį užsidėti. Pasižiūrėk, žmonės su suknelėm ir maikutėm. Tau nešalta? O aš, aišku, kadangi pamačiau, kad Matas dedasi megztinį, tai irgi va. Užsidėjau ilgom rankovėm. Bet iš tikrųjų, aš sakyčiau... Bet atsisėsi bus nešilta. Nu, jeigu laukia atsisėsi. Bet aš užsidėjau pirmą kartą savo tokią suknelę. Ir aš labai iš tikrųjų norėjau, kad tu įvertintų mano šitą suknelę. Pasakyk, Zaiki. Palauk, reikia, kad pamatytum. Aš jau mačiau. Iš 10? 9,75. O kodėl, pavyzdžiui, tau nesinori pasakyti va taip, va, žiūrėk. Kaip gerai atrodai! Tokia, žinai, tokia emocija, tokia, kur norėtum paimti mane. Romantika. Ant laiptukų. Šunį filmuok, matai, tu eini ir, pavyzdžiui, nieko nefilmuoji. Save. Aš esu dėmesio... Tu, pavyzdžiui, praleidai, supranti? Aš esu dėmesio centras. Aš tave filmuoju, kaip tu gražiai atrodai dabar. Va, pažiūrėk. Nuostabi. Vieta, vaikų. Jo, sakėm, kad reikės su Heile, kai bus didesnė, čia būtinai nuvaryti. Čia aš nežinau, ar matosi iš taip toli, supranti su kamera, bet čia mašinytės važinėja. Ne, bet čia belenkiek žmonių šiandieną. Ne? Migdos. Nu, jeigu mes nueisim ten ir jinai miegos, žiauriai fainai. Norėtum pakutenti dabar tą patutę. These songs are improvised and come from the heart. Daug kur centre Jerevane muzika gyva. Yra toks vienas, nu, mums patiko jis, tai vis tiek sakai, ką nori. Jis grinai suteikdavo tą entertainment jausmą. Tas Eminemas. Pavarydavo jisai ten. Kavinės pilnos. Nu, vienam šone pilna kavinė, kita tuštesnė. Nu va, ir pirmą kartą jūs pamatysit daugiau Jerevano.
kadangi išsikrauna kamerą. Kadangi esu tokia vlogerė, kad kamera išsikraudinėja, turiu tikrai jau išjungti, jeigu norite pamatyti mūsų maistą. O mūsų restoranas mylimas. Mažytė užmigo, čia beina. Noriu išsinuoginti prieš tave. Oi, prikoliukai. Nemamiški visiškai. Turėčiau būti santūresnė. Išduodam vieną dalyką, Zuiki, mano vlogerė. Dabar yra rugsėjo mėnesis ir parodom tavo mėgstinį priartink savo kačiuką. Nu, prašau. Matot, kas čia parašyta? Ho, ho, ho! Merry Christmas! Nu, viskas tvarkoja, aš suprantu, Zuiki, kad tu žiauriai lauki kalėdų. Gali nusiimti. Tai neturiu aš maikės. Tu be maikės? Su maikė, bet kur nėra rankovės. Man patinka. Abudu būsim be rankovų. Viskas tvarkoja. Mūsų starteriai. Mano krevetas. Matas užsisakė starteriui bulvytės. Ir starteriui bulvytės, ir bulvytės šalia steiko. Skanu. Belenkaip. Labai labai skanu. Aš vėl noriu apie tave pasakyti. Bet mato, kraujyje teka bulvės. Žmogus, ta prasme, gerai, esmė yra tame, kad jis žiauriai mėgsta bulves, bet nevalgo bulvinių blynų, nevalgo cepelinų. Palauk, dabar galvoju, koks dar bulvinis patiekalas. Kugelio, irgi nevalgo. Bet bulvės numeris 1. Aš fenomenas. Tikrai. Pieno, kad atsigertų, va taip iš šaldytuvo, turbūt gyvenime nesi atsigėręs, ane? Gyvenime nėra atsigėręs, bet pienišką sriubą su makaronais. Kaip skanu. Tikrai fenomenas. Mačiukai, aš galvoju, tu man tas bulvytės gal duotum, nes tu jų nelabai mėgsti, man atrodo. Ne? Jep. Tu vis tiek valgysi šitas. O dabar žalesnis irgi. Tau neatrodo, kad čia tiesiog visiškai žalia? Tu paragauk, ar čia galima valgyti? Nenoriu, aš savo valgau, man super. Mažiukai, o jeigu aš apsikrėsiu? Taigi, taip turi valgyti. Mane palauk jau įkėlė į istoriją. Nedar. Ką? Nedar. Kodėl? Tai negražu tam nuotraukose. Tai padariau gražią. Kodėl? Tu kai čia pjauni, taip judini stalą, kad pasižiūrėk, kamera mano vis nusisuka. Ramiau, Zuikė. Tai filmai valgai? Tai kokiam leveliu mes dabar? Tai biški taip. Bet aš nežinau, žinok, ne pas mane, tai aš, pavyzdžiui, negaliu valgyti, Zuikė, tu pasižiūrėjau. Viskas čia gerai paragauti. Man atrodo, čia tiesiog yra visiškai žalia. Paragaut, bus žiauriai skanu pamatyti. Nu, aš nenoriu valgyti žalios mėsos. Zuikė, apsivemsiu. Neskanu? Tiesiog žalia mėsa. Nu, ne žalia, pas mane tokia pat Parodė. paragauti. Ne, negaliu valgyti, apsivemsiu. Net nėra sultinga, tiesiog žalia mėsa. Labai, nori kaip?
tavo. Naujas, seniai. Va, pas tave tai normaliai. Jeigu apsinuodysi? Žiauriai seniai. Žalią mėsą žmogus valgo. Žiauriai skanu. 10 iš 10 dar skaniau. Iš vis mano net nekepkit, duokit šuo. Jeigu rytoj mirsiu, priežastį žinosim. Nu, va, viskas baigėmės valgyti. Pas mane truputį daugiau liko visko, bet irgi matot, gan žaloka. Ir pas Matą irgi truputuką liko. Po to Matas pasakė, kad turbūt aš esu kaltininkė, dėl ko atėjo tokia žalia mėsa, dėl to, kad kai užsakinėjau, aš pasakiau medium rare. Ir aš visada kažkodėl galvojau, kad mes ir užsisakinėjom medium rare, bet pasirodo Matas dabar jau šiandien tvirtai kumščių į stalą pasakė, kad mes užsisakom medium. Tai daugiau šitos klaidos aš nebūsiu padarius, nors Matui vis tiek labai skanu buvo. Tai baigėsi mūsų vakarienė, baigėsi mūsų date night, paplepėjom, labai fainai pasibuvom. Kaip galvoji, grįžtant namo, eisim kokteiliuką pasiimti snikerinę. Jau nėra vietos. Ir šiaip jau šiandien gėrėm, jau parnešęs gyvūnai. Tai lėksim namučio, ilsėtis, gal kokią seriją The Walking Dead. Mes dabar Zuiki 5 sezone, kelintoj serijai, 15 jau čia, ne? Jau į galą. Tai jau pereisim į 6 sezoną. Įtraukė labai stipriai, galiu pasakyti, labai įdomu, patinka. Ir kiekvieną vakarą realiai pasižiūrim po seriją 2, kartais net 3. Tai pasimatysim rytoj jaučiu ir čiau bambino, čiau braškės. Nu, vakar kamera nėra pakrauta, turime 11%, tai nežinau, kiek čia pavyks pabloginti, bet mano šeštadienio rytas prasideda 10 iš 10. Mažiukė atsikėlė 8:30. Tai aš net pirma prabudau, 8 ryto. Viską susiruošiau, galėjau savo ramiai pasidaryti rytinius savo dalykus ir vis tiek turėjau išeiti iš namų realiai prieš 9, nes, žinokit, sakau, šeštadienio rytas visiškai skirtas man. Vakar per treniruotę mano trenerė sako, davai varom rytoj ryte papusryčiauti kartu. Aš sakau, kaip fainai, tai aišku, lekiam. Tai lekiu dabar į kitos vietos. Jinai man atsiuntė iš tikrųjų 3 skirtingas vietas ir kažkaip tai, nežinau, atrodė man pirmas variantas pats geriausias, bet po to dabar šiandien ryte eidama ten pasižiūrėjau, tokia atidžiau pasižiūrėjau, kur randasi ir supratau, kad mes esam buvę ten su Matu, tai jau žinau tiesiog, kur einu. Bet pusryčių nevalgiu ten, tai bus įdomu paragauti, pabandyti. Šeštadienio rytas mieste, galiu pasakyti, labai ramus. Jaučiasi tiesiog, kad nėra tokio judesio, kaip vakar vakare buvo. Nes realiai vakar grįžom namo kokią 11. Jau užmeta akis į bariuką, žiūriu, žmonės šoka ir taip toliau. Nors, fun fact, Matas sakė, čia Jerevane tokių dalykų kaip klubų net nėra. Nes buvau kažkada klausus Mato, bet pas juos yra labiau tokie kaip barai, kur yra gyva muzika, ar ten didžėjai, ir ten, žodžiu, žmonės pasišoka, pasibūd. Nežinau, gal jam ten komandos draugai kokie pasakė, bet reikėtų gal paklausti mano armėnių draugių, iš tikrųjų, ar čia yra tiesa, kurios varo out ir varo į miestą penktadienio vakarais. Kaip aš kažkada tai seniau gyvenime. Ne, iš tikrųjų labai fainai vakar pasibuvom. Nežinau, žinokit, atrodo, gal mes moteris tai iš viso labiau
visą laiką skatinam ir norim to tokio pasikalbėjimo, akis į akį, atrodo, kad va ten atsisėstų priešais mane ir sakytų, brangioji man, kaip tu jautiesi? Bet realiai pas mumis taip pat normaliai pasikalbėjimai tokie, patviravimai įvyksta, kai einam pasivaikščiot arba einam pavalgyti. Namuose kažkokia vis tiek ta buitis tokia susisuka, kad realiai gaunasi taip, kad tiesiog tai televizorių vieną žiūri, tai aš ausinės įsidėjus kažką savo, ar ten jau žiūrėkit, valgyti reikia daryti, su vaiku būti ir taip toliau. Tai labai reikėjo vakar to pasibuvimo, labai skaniai pavalgėm pusžalę mėsą. Tas pats skonis mėsos tai nesijautė labai, kad žalias. Bet man matyti tiesiog grinai žalią jautieną nelabai mane kažkaip tai viliojo valgyti. Einu dabar va tokia va gatve. Jau visai iš tikrųjų netoli esu. Tai aš pasižiūrėkit kokia punktali. Be 6 minučių 9. Man va šita va gatvė visą laiką šiaip iš tikrųjų labai graži. Čia va viešbutis šitoj kaviniai. Tai labai gražiai atrodo ant kampo. Va čia va kavinė tokia labai graži. Sutvarkyta, viskas gražu. Va jum ir Jerevano centras šeštadienio rytą. Tai vietelė, kur pusryčiausim. Važiuokit, kaip čia gražu. Kažkada mes čia buvom, simato tie pavalgyt, bet jie realiai dar atsidarinėja ir tvarkosi. Tai nežinau, ką net jiem ir pasakyti. Bet labai gražu. Aš jau čia atsimenu pirmom dienom realiai, kai buvau jau šitą vietą visą laiką atkreipdavo mano dėmesį. Čia gale iš karto galite pamatyti ir tokį senovinį pastatą. Ir einu, gal atsisėsiu. That looks so good. Yes. Yes, please. Labai mes čia skaniai. Yeah. 1 minute, it's slow, we are coming, so... Deserčiukas. Sumuštinukai buvo belenkaip skanus ir pratęsimas. O treniruotė bus su išsipūtusiu pilvu. Žinokite, pas mumis jau atvėsta. Palaukit, noriu parodyti jums. Pažiūrėkit, mažiukai su kokiu treningiuku. Jau šypsosi. Aš irgi jau su treninginiam kelnėm, bet dar, manau, su maiku deisiu. Pažiūrėkit į mano plaukai. Čia nuo vakarienės, tada kai susigarbanojau, laikosi tokios visai dar mielos garbanos. Uždeda mažytei tokias plonutės kojytės. Einam mes realiai pirkti dabar tiesiog pampersiukų, bet galvoju gal ir užmigs lauke. Rodo dabar, kad 19 laipsnių, feels like 21, bet jau jaučiasi, žinot, kaip pradarai ir balkono duris, tas vėjukas toksai vėsus. Tai atgaiva ateina, manau, rugsėjais bus pats tas toksai, nes, nu, tikrai Liepa rugpjūtį buvo taip karšta, kad, žinokite, net į lauką nenorėdavau eiti, nes būdavo tiesiog kančia. Vakar patikrinu savo akinių dėžutę ir jinai yra tuščia. Ir man tiesiog, nežinau, 5 minutėm tokia panika apėmė, aš visus namus ieškau ir suprantu tiesiog, kad viskas, pamečiau akinius savo,
Ir tiesiog negaliu patikėti, jau matau įrašau, viskas pamečiau akinius, nežinau, kur pamečiau. O buvo vaiko tašiai ten šono skirelėje, bet žinot tas jausmas, kai būna, kai galvoji psio. Ir pradedi vis galvoti, kada paskutinį kartą buvai užsidėjus, kur jaučiu jo, va ten va ir palikau toj kaviniai, galvoju, va turbūt ten ant stalo, va ir tiesiog palikau. Tai čiut širdies nesudaužiau savo, nes labai man patinka tie mano akinukai. Šiandieną vakare matai varžybos, galvojau ar varyti ar ne, bet jaučiu bandysiu varyti. Tik vis tiek, kad iš tikrųjų, žinokit, aš šiltų rūbų nieko neturiu Heiliai. Realiai aš buvau antiek pasiruošus vasarai ir galvojau, va rugsėjį, spalį grįšiu į Lietuvą, kad taip į priekį aš nesu nusipirkus nieko. Varžybos 7 val. Vakaro, gal jinai tiesiog užmigs ir miegos ten, tai pasižiūrėsim dar aišku pagal nuotaikas. Vakarais jūs žinot. Kartais man tiesiog nebebūna jėgų ir aš nieko nebenoriu, bet reikia neleisti tokių savo minčių. Mažiukai užmiego. Ateinu vėl pasiimti savo užsakymą cream cheese matcha latte ir sako, we already know. Žodžiu, man net nebereikia sakyti savo užsakymą, jie tiesiog jau atpažįsta. Sako, when you were coming, I already tell the people to make you a cream cheese matcha latte. Tai tiesiog iš tolo mane pamato ir jau gamina man užsakymą. Kur taip girdėta? Nuvariau sauskelnių nupirkau ir galiu jums pasakyti, su akcija 30% nuolaida. Paėmiau 2 pakelius. 100 sauskelnių, net daugiau nei 100, už 33 eurus. Tai pirmą kartą taip papigiai pavyko prasisukti, nes dažniausiai aš į tokią kitą vaistinę visą laiką varau ir visą laiką sumoku už sauskelnes vieną pakelį apie 30 eurų. Nes aš dar visą laiką matai sakydavau, nu aš nusiprantu kažkokios nenormalios kainos. O dabar pavyko surasti vietelę, kur aš tikiuosi ir ateityje irgi bus nuolaida. Aš jau realiai beveik visą savo mačą išgėriau. Vaikštau, štai tiesiog tokia kaip pagrindinė gatvė, kaip Laisvės alėja kokia. Ir galvoju, su jumis pakalbėsiu apie vieną tokį dalyką. Iš tikrųjų, kai aš buvau įkėlus apie miegą, kad atsikeldinėja Heilė ir prasibudina naktį, man viena mergina parašė Instagramą ir pradėjom iš tikrųjų labai fainai susirašinėti apie ergoterapeutą. Tiesiog pasidalino tokiais visokiais tipsais ir kaip yra svarbu tiesiog vaikui, žinokit, iki 2-3 metų visiškai neduoti ekrano. Gali kitą kartą ir specialistas gal auginti vaiką ir daryti viską pagal vadovėlį, bet tikrai visi vaikai yra skirtingi ir vieni greičiau daro dalykus, kiti lėčiau. Bet vis tiek aš tikiu, kad yra ne veltui įvairūs patarimai, pamokos ir kažkokios tai gairės, kaip vaiką tam tikro amžiaus galima lavinti. Sako, aš pati nežinojau, kaip užsiimti su vaiku. Ir einant pas ergoterapeutą, sako, aš tiek visko, ta prasme, išmokau, kaip reikia vaiką lavinti, kokie yra žaislai naudingi vaikui, kaip reikia su juo užsiimti. Ir aš tokia pagalvoju, nu, čia vėl liečia kiekvieną mano vlogą, aš sakau. Bet, nu, tikrai labai viskas priklauso nuo mūsų mamų ir reikia tas savo žinias pagilinti, nes tai žinau, man atrodo, bent jau aš taip jaučiuosi, kad aš noriu visą laiką, atrodo, suteikti savo vaikui viskas, kas yra geriausiai. Ir ne tik materialiais dalykais, bet ir mano tiesiog kokybiško auginimu. Nežinau, yra toks pasakymas. Kokybiškas auginimas vaiko. Reikia iš tikrųjų užsiimti ir lavinti. Tai, pavyzdžiui, keletą tipsų pasakė dėl, pavyzdžiui, kalbos, kad labai svarbu pačioj pradžioj yra neilgais sakiniais kalbėti, o po 1-2 žodžius. Gerti, tarkim, ne, nu dabar, Heilytė, ar tu nori atsigerti, nes labai sunku yra, bet
Jeigu va tai va po vieną žodį gerti, valgyti arba geltona, žalia, nesakyti, va čia yra žalia arbata. O po to jau, kai vaikas pradeda va taip atskirti tuos po vieną žodį, tada galima jau pradėti jungti du, kad žalia arbata, gerti vandenį, nu žodžiu ir taip toliau. Nesakau, kad mes turim būti kažkokios tobulos ir nesakau, kad aš būsiu kažkokia tai tobula, bet va tokius dalykus išgirdus, sužinojus, galima pritaikyti visame šitame motinystės etape ir kažkiek tai tiesiog būti dar geresnė mama. Makiažas padarytas. Susiruošėm į futbolo varžybas. Mažytė dar visiškai nėra pasiruošus, bet dabar yra po 5:16 minučių ir mes kokią 6 būtų neblogai, jeigu išeitume iš namų. 7 varžybos prasideda, bet visada, kai aš išeinu iš namų, nes pusvalandį važiuoti, tai visada, kai aš išeinu ten po 6:20, aš vėluoju visada į varžybos, o šiandieną visai norėčiau nepavėluoti. Tai bandysim išeiti laiku, eisiu mažytę aprengti, iš tikrųjų nežinau tiesiog koks bus oras, nes vakarais jau tikrai ganėtinai atvėsta ir dar ten kaip pusvalandis už centro, tai ten iš viso šiek tiek vėsiau yra. Jaučiu, kad varysiu tiesiog su nešioklė, nes daug paprasčiau ir rankos bus laisvos tik tiek, kad jau žinau, kaip nugarą pakirs. Kad ir kokia patogi yra ten nešioklė, kai reikia 8 kilus laikyti ten 1-2, vis tiek pakerta nugarytę. Ir šiaip dabar, kai pradėjau daugiau sportuoti, kažkaip tai tos sunkesnius svorius reikia kelnoti, irgi pajaučiau, kad atjunginėja tą nugarą truputuką. Aš jau užmigdau pietų kokią 2:30 ir galvoju, per pietus jinai labai mažai miegojo, nes prižadinau ją lauke, nes kojines norėjau nuimti ir jinai tiesiog prasibudino. Jau tada save šiek tiek keikiau, nes tokia sakau, ar būtinai reikėjo tas kojines nuimti, ar būtinai... Kas mažytė? Ką? Sakau, ar būtinai reikėjo man tas kojines nuimti? Ta prasme, galėjau tiesiog leisti vaikui pamiegoti. Čia, ta prasme, tiesiog palapinę pastačiau šiandieną iš temų. Ir žodžiu, jau jinai tada pamiegojo 30 minučių. Tai galvoju, nu gerai, antrą miegą tikrai numigs ilgiau. Ir užmigdžiau ją apie 2:30 ir po 3:10, po 40 minučių girdžiu, kad jinai atsikėlus. Ir dar bandžiau supti 20 minučių. Ir, nu, žodžiu, tiesiog visiškai nesisekė ir tokia nesąmonė. Dabar kaip ir reikėtų gal net ją ir užmigdyti 3 miegui ir po to jau naktiniam miegui. Tai nežinau, kas čia mums gausis, ane pupa. Dabar yra po 6:10 ir tik tais dabar susirašiau jau išeiti pro duris, kaip visą laiką vėluoju, nešioklę užsidėjau, varysiu tik su nešioklę, tašytę. Imam savo grožį. Taip. Ir lekiam pasėti į varžybas. Jūs sužinokit, nesiimsiu kartu, nes jau jaučiu, kad nuovargis kerta, tai jaučiu pasimatysime rytoj. Kaip ir sakiau, jums pasimatysime sekančią dieną. Vakar Mato komanda, žinokit, pralaimėjo varžybas. Ten nuvarius buvo toks vėjas. Žinokit, kad aš realiai ten 60 minučių tiesiog ieškojau, kur pasislėpti su mažiukė nuo to vėjo, nes buvo vos ne kaip uraganas koksai. Ir žiauriai sušalau. Tai nepatiko. Sakau, turbūt vakar buvo nelemta man varyti iš viso. Šiandieną iš tikrųjų varau į tokią, net nežinau kaip tai pavadinti, bet man per treniruotę pasiūlė trenerės. Sako, pirmadienį negalėsim daryti treniruotės, nes Lady Zone, tai džimas kaip Gym Plusas. Čia vadinasi Lady Zone, nes tik mergaičių sporto salė. Sako, daro tokią kaip renginį stadione. Ir sako, jeigu tu nori, gali irgi sudalyvauti. Ten, sako, bus didžėjus, pasportuosim, kardio padarysim ir po to, sako, bus biškį maisto. Sako, tiesiog va tai va praleisti laiką.
Nu, aš galvoju, ar taip nieko neveikiu, nieko įdomesnio čia nepamatau. Tai sakau, žiauriai fainai, kad pasiūlė man ir sakau, labai norėčiau. Jūs keliausite kartu su manim, pasižiūrėsim, kas ten gero bus. Mes jau važiuojam, bet važiuoti 25 minutės. Tai išėjau, ta prasme, iš namų anksčiau, tam, kad ten anksčiau būčiau ir galėčiau dar prieš pradžią nufilmuoti viską taip toliau, nes 7 valandą, kaip aš suprantu, ten prasideda. Būsiu geriausiu atveju be 10 minučių, tai dar kol surasiu jaučiu įėjimą, kol viską, tai galų gale, man atrodo, ir vėluosiu. Kamščiai, žinokit, belenkokie, mes žiedę buvom tokiam, ta prasme, eisme, kad atrodo tiesiog mašinos važiuoja, kuri nori į kurią pusę. Į tarpus lenda, nardo, užblokuoja eismą, žodžiu. Jeigu kas klausia, kodėl mes čia neturim mašinos ir nevairuojam, tai būtent dėl to. Nes aš tokioj situacijai tiesiog jaučiu sustingčiau ir finale turbūt kokį pusvalandį prastovėčiau vietoj, bandydama tvarkingai, mandagiai kažkur tai pasukti ar įvažiuoti. Iš kur čia tiek mašinų? Pavyzdžiui, Lietuvoje jau be 15:07, tai jau kamščių nebėra, ne? O čia atrodo, žinokit, nuo kokių 4, kai prasideda, tai iki pat vakaro. Jau mane žiauriai ima nervas, o dar reikės sportuoti. Tai, nežinau, nuotaikos tokios. Gerai, Šaika, mes jau čia. Pamiršau jums pasakyti, kad yra dress code'as black. Tai jau matau, kaip visos eina apsirengusios juodai. Aš maldau. Ta prasme, iš kalnų tiesiog leidžiasi ten. Dar ką tik į telefoną nufilmavau, kai mes važiuojam ir palei gatvę. Tiesiog, ta prasme, sporto salė, pasižiūrėkit. Nežinau, čia jau matysis normaliai. Bet tiesiog palei gatvę sportuoja žmonės. Aš dar tokio vaizdo gyvenime nebuvau mačius. Dabar yra po 7:13. Mano trenerė, kai man pasako, darom treniruotę 5:30, jinai visada pradeda pusvalandžiu vėliau. Vėluoja, po to man sako, eik dar prasieik, padaryk ten kardio. Ir visada pusvalandį pradedam vėliau. Tai aš kaip suprantu, čia lygiai tas pats bus, neaišku net kada prasidės, bet labai gerai ir labai pasisekė šį kartą man, dėl to, kad pati vėluoju. Eina savo čia kiek daug visko. Čia jaučiu kažkaip tai per šoną reikės eiti. Pasikeitė kalą, net greitoji pasiruošus gelbėti, turbūt krūvis bus žiaurinis. Aš dar kaip pagalvoju, kai žiūrėdavau ir žiūriu, mato varžybas, visada galvoju, koks jausmas būti yra stadiono vidury. Ir šiandien aš turėsiu galimybę tai patirti, nes viskas vyksta tiesiog vienai futbolo stadione. Einam pažiūrėsim, kaip Armenijoje eventukai vyksta. Niekas net netikrina, ar esi užsiregistravęs ar ne. Tiesiog bet kas gali eiti. Čia. Dievas žino, kas per indelį. Bet va, mes esame jau čia vietoj. Turim susirasti kokią vietelę, kilimėlį. Jau aš kažkur tai į viduriuką labiau nueiti, bet matau, kad čia labai daug užimta jau vieta. Opa, kaip dabar, sakykite, girdit mane? Jau čia iš karto geriau. Dėsim čia, pasižiūrėkit. Kampe gale stadionų. Čia tiesiog, žinokit, darosi tvarka. Stumdosi kas kur nori. Klausimas bus, ar man čia buvo verta iš vis atvaryti.
Ir klausimas dar didesnis, kada čia prasidės, jeigu 7 valandą turėjo jau prasidėti. Visos merginos sportiškos, gerai atrodo. Tikrai, nemeluosiu, iš šiknytės užmetu akytę pati. Nieko nesuprantu, ką sako. Noriu bent truputį su jumis pasportuoti, bet žiūriu, kad niekas čia neprasideda. Aš nieko net nematau. Pamatytumėt, kaip panas varo sinchronu. Aš dar taip nemačius. Niekas nesupranta, kas vyksta. Oba, oba, oba. Šitas judesiukas man patinka. Prasijudint visą kūną. Šitas irgi geras judesiukas. Žinokit, išvariau anksčiau, nes jau po 8:15 dar grįž namo apie pusvalandį ir taksas atvarys dar tik tais už 10 minučių. Ar verta buvo atvaryti? Jau čia, žinokit, visiškai ne. Nu, tokia lempa, aš nežinau, ar dėl to, kad aš tiesiog jaučiuosi, kad va nieko nesuprantu, tokia viena, svetima, numesta, toks, žinot, kaip kažkoks kaip vienišas vilkas jaučiuosi tiesiog. Tai nebuvo labai, žinokite, kad aš gerai jaučiuosi ir kad man labai patiktų, bet dabar aš pabandysiu padaryti jums unpackingą. Tai mes turime tiesiog tokią dėžutę ir kažką šitą maišelį. Tai pirmą atidarom šitą maišelį. Kas čia yra, man atrodo, žinokite, tiesiog šakutę. Taip. Mes turime šakutę ir šitą mindelėje mes turime pažiūrėkit, tokias salotytes paragavom. Čia matau bulvinę balandą. Kaip skanu. Jaučiu, galvoju, žmonės nenormaliam. Pomidoriuko yra. Salotų lapų. Krevetės. Paragaujam. Žinokit, belen kaip skanu. Avokadas. Kaip žiauriai skanios salotos. Tai va. Taksai dar laukti 8 minutės. Aš savo atsiklaupus va pavalgysiu salotytes. Ir lėksiu namo čia. Noriu jums padaryti greitai unpackingą su Heile. Vakar buvau vaikų parduotuvėj, kaip matot, jau jinai laiko rankoj. Vieną savo lėlytę, iš tikrųjų ją teko nupirkti dėl to, kad prasidėjo manipuliacija 7 mėnesių amžiaus. Susigraudino jinai ten, kalbino ją padavėjos ir sodino į vežimą ir nesėdi ramiai. Bet pamačiau šitą mielą lėlytę, sakau, nori šitos lėlytės? Ir jau su lėlyte grįžom namo ramiai. Ane? Ir patinka tau, jinai šiaip tokia labai iš tikrųjų mielutė. Ane? Mėlynakė kaip ir tu. 2 mėlynakės. Prasideda mūsų unpackingas, tiesiog ant žemės, taip, sau, ramiai. Pirmiausiai mes turime tau tokius bodžiukus. 2. Pažiūrėk su kokiais vienaragiais. Tada tokias kelnytes paėmiau irgi. Čia yra 80, man atrodo, centimetrų. Ai ne, 74. Čia mano buvo idėja, kad mečintų. Uždedu tokį bodžiuką namuose ir tokias kelnytes. Žiūrėjau fainai, kad yra neatviros, o turi pedutės, tai va po namus šliaužti, viską bus labai fainai, nes nenusimaus koinyčių.
Tada nupirkau tokią suknytę. Irgi 80 cm, bet nežinau, ar jinai bus gera iki to laiko, kai jai bus 1 metukai, nes kažkodėl galvoju, yra nuolaida, visai tokia graži princesiška suknytė. Jeigu tau tiks mažytė, tai per pirmą gimtadienį pamatysit ją šitą suknutę. 74 cm bodžiuką. Komplektuką. Čia atskirai viską pirkau, bet mano vizija buvo, kad čia bus komplektukas. Tai toks bodžiukas, gražus pilkas, su tokiom rūžavom kelnytėm pastelinėm. Ant viršaus pažiūrėkit kokio grožio. Tokį švarkelį. Aišku, reikėjo paslepinti ir man pačią save. Tai mes turime, nežinau, žinokit, šitą Sally Shoes and Bags. Man asmeniškai pirmą kartą buvo girdėta parduotuvė, bet užėjau, žinokite, ir man labai patiko dalykėliai, kuriuos aš ten radau. Tai dabar aš jums parodysiu. Tai visų pirma, nes aš jau mamasyta esu ir nežinau, ar aš kažkur juos užsidėsiu, bet tokius rudeninius kabliukus, labai tokie elegantiški, odiniai, turi tokį truputuką pukelį vidui. Gal kai grįšiu į Lietuvą ir eisiu į Akropolį, užsidės. Nes kad čia aš juos užsidėčiau, nežinau, kas turėtų atsitikti, nebent jau pasimatymą su Matu. Bet prie tų batų, žinokit, pamačiau šitą rankinę ir man jinai tokia graži pasirodė, nežinau, čia tik man vienai, bet irgi tokia mamasytinė, didesnė, kad tilptų pampersiukai, visa kita. Tai vat, mano toks čia buvo derinukas. Batai su šitą rankinę. Ar mane matysit kada nors apsirengusią ar užsidėjusią šitos dalykus, aš nežinau, bet man patiko. Ir vidus toksai gražus irgi, su raudonu. Tiesiog čilinu su savo mergyte. Tiesiog čilinu žaidimų aikštelėje kiekvieną dieną. Send help, please, Laura. Sumirksėk 2 kartus, jeigu reikia tau pagalbos. Toks gyvenimėlis dabar. Draugai mano, šitą video aš montavau mėnesį laiko. Jeigu jūs pražiūrėjot visą jį, jūs esat tikri mano fanai. Žinau, kad visko jame labai daug ir daug šokinėjančių minčių ir gal tokio tęstinumo nebuvo, bet jo, gal kitam video vlogė išsiplėsiu daugiau, kaip pastaruoju metu jaučiuosi, bet kaip ir šitam video vlogo pradžioj, siela jau buvo palikus mano kūną. Jau jinai buvo išėjus. Ačiū jums labai, kas palaikot, kas vis ir parašot žinutę palaikymo, kad laukiat vlogų. Stengsimės vėl sugrįžti į ritmą, daugiau vlogų paleisti į eterį. Dar kartelį ačiū, kas skyrėt daugiau nei valandą laiko pabūti su manim mano kasdienybei ir lauksiu prisijungiant į sekantį mano video. Bučkiai. Ate. Sakyk ate. Ate.